Sveiki visi. Šiandien mes jau susitinkam trečiajame mano maisto hole. Pastebėjau iš tikrųjų, kad jums visai patinka, bet visų pirma, tai tiem, kas nežinot, tai galite prisijungti Facebook'e prie mano grupės Gyvenk su manim sveikiau. Ir toj grupėje rasite ten mini visokius video, sušių gamybą rasit, nes daug kas labai klausė. Žodžiu, rasit daug informacijos, ten galite rašyti man visus klausimus, tai būtent per ten, jeigu norit, galim ir bendrauti. Tai žodžiu, dabar toks trumpas holiukas. Pradėsim nuo pirmos vietos, kur šiandien buvau, na Rimi gal pradėkim. Buvau Rimi sumokėjau 18,31 €. Ir ką gero aš ten nusipirkau. Tai va, pirmą dalyką jau galiu rodyti, nes ką tik jį įspyliau į kavutę. Tai yra mano pats mėgstamiausias, jau ir išgirtas ne vienam video. Tai yra Alpro kokosų ryžių gėrimas. Nes ten daug kas aiškina, kad ten, vienu žodžiu, 100 nuomonių, tai aš skaitau tai, kas yra parašyta ant etiketės. Čia yra 100 ml 20 kalorijų, aš jį naudoju kavai. Aš ir taip pat naudoju dar vieną, tai yra lazdyno riešutų gėrimą. Kartais iš tikrųjų vienas būna užkniso, tai tada kitą naudoju. O šiaip tai super tobuli. Nėra labai pigus, bet ko nepadarysi, tiesa. Taip, toliau. Špinatai, špinačiukai, kadangi nėra nei vieno video holo be špinatų, tai tikriausiai nieko nenustebinau. Čia va tos tamponėliai, tikrai niekam neįdomu. Tada vištytės ketvirčiai, jau nekartą irgi esu sakius, kad aš juos išverdu. Ir dedu į salotas, kepu troškinu tiksliau su šaldytom daržovėm, nes kartais būna tiesiog vištienos krūtinėlė jau pabosta, ne? Kitas dalykas tai yra pabodusi vištienos krūtinėlė. Iš tikrųjų tai man neatsibodus ir aš ją valgau ir parodysiu jums savo kanale naują receptą savo vištytė plus baziliko padažas plus mozzarella plus pomidorai. Tada šiukšlių maišai, nes Pasilijoj yra daug šiukšlių. Kadangi Pasilijoj yra remontas. Tada tikri mekuose esantis mano kiaušinių baltymai, tai yra triniai atskirti nuo baltymų. Baltymus aš naudoju kiekvieną dieną. Ir dažnai man trinių nereikia ir man gaila juos išmesti. Ir šiaip patogumo reikalas 2,95 man atrodo Rimi kainuoja, tai va ir tikri Rimi yra, tai aš ten juos perku. Ir aš su jais kepu blynus, darau kiaušinienę, dedu į kotletus. Žodžiu, naudoju juos visur. Tai va, pasėmiau 2. Niekada iš tikrųjų po vieną nepirku. Ir šiaip mėgstu pirkti, kad būtų normaliai. Ir dar 2 tokie. Čia yra vilkiškių liesa varškė. Žodžiu, nieko ypatingo, neturiu mėgstamiausios varškės. Šiaip mėgstu tą tokią gruplėtą, bet buvo akcija 50 centų, tai paėmiau, žodžiu, 2 pakelis. Nes varškę valgau ir vieną ir dedu į blynus arba kepuosi savo firminius varškėtukus. Tai man atrodo, kad Rimi jau viskas. Jo, viskas. Tada kitoj parduotuvėje buvau, ogi ponioj Prizmoj. Prizma 20 € 16 centų. Pradėkim. Pradėsiu tai aišku nuo savo favorite šaldytų daržovių. Daug kas klausia, kokias šaldytas daržovės naudoju, tai va būtent šitas. 400 gramų, per vieną kartą suvalgau 200 gramų, 200 gramuose yra 137 kalorijos. Nusipirkau 6 pokus. Žodžiu, reikia valgyti daug daržovių. Tada 2 dėžutės, darysiu tvarką. Toliau. Šviežias kininis kopūstas, 21 centas. Ir kas sakė, kad sveikai gyventi brangu. Čiuk susitarkuoji, įsėdėsi pomidoriuko, dar kažko pasidarai salotas ir skanu, ir lengva, ir viskas tik tai įgražint, kaip sako. Tada metras. Kažkur pagrindžiau savo metrą. Nepamirškite, kad kūno svoris tai labai dar mažai ką pasako apie jūsų, kaip sakant, išorę. Reikėtų iš tikrųjų matuoti apimtis, nes svoris tai tikrai nėra rodiklis. Mano išgirta ir pati mėgstamiausia Valio favorite kakavinė varškytė yra tokia bananinė nacinė, bet mano favorite yra kakavinė. Jos turiu 4 pakelius, daug varškytės, aš ją valgau, ją tiksliau užkandžiauju. Renkuosi antram savo užkandžių dienoj. Ne kiekvieną dieną, bet labai dažnai iš tikrųjų. Kad šuns dantukai būtų gražus. Nežinau, iš tikrųjų paėmiau šiaip agurkai. Buvau pamiršusi nupirkti turgelį, todėl nupirkau Prizmai. Anakardžių riešutai. Čia avižiniai košiai pagardinti. Arba šiaip kažkam, arba ledams naminiams.
ir studentų mišinys. Viskas. Prizma baigės. Prizma baigės. Ir dabar tokia trumpa istorija, žodžiu. Maksimai šiandien pirkau 2 dalykus. Tai yra pjaustytus pievagrybius ir šiukšlių maišus. Vėlgi, šiukšlių visą laiką būna. Žodžiu, kaip aš atsidūriau Maksimai, man šiandien vakare turėjau tokį susitikimą 6 valandą, žodžiu, ir turėjau laiko. Ir, žodžiu, pamiršau savo maistą, kurį aš visą laiką važiuoju su savim darbe. Ir aš, aišku, man reikia valgyti ir aš noriu valgyti. Galvoju, okei, einu į Maksimą, kažką nusipirksiu. Žodžiu, 25 kartus apėjau aplink Maksimą. Pačioje parduotuvėje nieko neradau, nieko tokio gatavo. Kodėl visą laiką, pavyzdžiui, vieno graikiško jogurto nevalgysi, ne? Ten vienos varškės aš irgi nevalgau. Įsidedu ten šaukštelį graikiško jogurto, banano ar dar kažko. Tai, žodžiu, nusipirkau vilkiškių jogurtą kažkokį tai. Nežinau. Nei sote aš jaučiausi, nei... nežinau, aš niekada nesirinku iš tikrųjų jokių su iš tų jogurtų su jokiais ten priedais. Ir, žodžiu, nusipirkau pjaustytų pievagrybių. Buvo akcija, favorite linija, nežinau. Tai, žodžiu, kodėl aš juos nusipirkau ir aš juos matėt prieš tai mano kolose, aš juos pradėjau dėti kelis pievagrybiukus į salotas įvairias. Tokį gerą prieskonį duoda, pasaka tiesiog. Tada buvau turgelį, nes prie mano darbo yra turgelis ir ten nusipirkau tokių salotų. Pažiūrėkit, kokia spalva. O, super salotos. Negaliu, dėvinu salotas. Anksčiau man kas nors lieptų valgyti salotas, sakyčiau, eikit jūs. Svogūnų laiškai. Dėvinu svogūnų laiškus. Dedu juos į kotletus, į kiaušinienę, į troškinius. Žodžiu, dedu juos visur. Jie tobuli. Ir tada, aišku, nusipirkau savo braškyčių, nes be braškių nebūna kiekvieno ryto. Nei vieno, tiksliau, ryto. Ir tada buvo atvažiavęs mamukas ir jisai man atvežė dar svogūnų laiškų ir ten kažkur giliai pasislėpusi yra krapai. Tai va, žodžiu, galėsi gamintis dabar salotas. Žodžiu, dar ką norėjau parodyti, buvau, žodžiu, vinotekoj, savaitgalį užkliuvus ir, netyčia atsidariau. Žodžiu, tenai pamačiau tokį, dalykėlį. Žodžiu, bet aš čia kažkokią tai nesąmonę padariau, nes paėmiau tuną alyvuogių aliejų. Labai daug kalorijų, 2,7-400 gramų. Bet, žodžiu, tikrai pabandysiu, ką darysiu. Šiaip aš pirkau tuną, aišku, savo sultyse. Ir čia nusipirkau kalmarų. Žodžiu, reikia pabandyti, iš tikrųjų labai įdomu. Tai pabandysiu įdėti salotas. Kitos naujienos mano šaldytuve. Aišku, beje, nepamirškit, kas norėjot. Cooking spray, užpurškiamo aliejaus rašykit man. Jau iš tikrųjų, man atrodo, nebeliko nei vieno, bet greitai gausiu naują siuntą, tai tikrai galite rašyti per mano puslapį Gyvenk sykiu su manimi. Batonėlį taip pat nepamirškit, kas norėjote užsisakinėti, nes irgi jau nebėra, bet gausiu su nauja siunta. Ir tada 3 tokios naujienytės. Iš papildupasaulis.lt. Cezario padažas, tomato baziliko padažas, ne? Čia toks salatytėm, čia gal troškiniam, čia kaip jūs vaizduoti leidžia. Skysta. Labai skysti padažai, jie yra aišku su saldikliais. Kai manęs klausė, žinot, dėl tų padažų be kalorijų. Ar čia juos gerai naudoti? Kaip jums pasakyti, ar tai yra gerai? Tai aš juos naudoju, tai yra be kalorijų, tai yra geriau negu cukrus, bet čia yra jūsų asmeniškas pasirinkimas, naudoti tai ar nenaudoti. Aš naudoju ir man labai patinka ir nematau tame jokių problemų. Tai žodžiu, jie yra labai mažiukai, matot? Per mano delną. Kaina 6 eurai. Tai nežinau, patiems spręsti. Jeigu perki, man atrodo, daugiau negu 2 vienetus, tai kaina 5 eurai, jeigu neklystu. Ir dar vienas, tai yra iš Protein Works linijos Zero sirupas, šokoladų skonio. Irgi be kalorijų. Ir čia yra 400 ml. Tik aš neatsimenu kainą. 8 eurą gal? Gal 7. Žodžiu, tikrai neatsimenu, bet papildupasaulis.lt galima pasižiūrėti, nes ten tikrai rasite. Tai žodžiu, liuks. I liked it. Jisai man labai patinka. Taip, kad jeigu kas nors naudoja tokius sirupus, tai būtinai linkiu išbandyti. Tai va, tai kaip ir viskas. Atrodo, daugiau nieko nepamiršau. Nieko, viską parodžiau, žodžiu. Tai va, prisijungit prie mano puslapio Gyvenk sykiu su manimi Facebook'e, rašykite man ten žinutę, spauskit like, žodžiu, labai smagu, kad jūsų tiksliau taip greitai jūsų tas skaičius didėja.
Tikiuosi, kad jums patiko ir, žodžiu, viso ir gražios ateinančios savaitės.